Vaikų reumatologija tai yra tokia sritis, kur iš tiesų susideda iš tam tikrų ligų grupių. Visos tos ligos, kurios yra reumatologijoje, jos yra lėtinės, jos yra autoimunės, reiškia, kad pats organizmas dėl kažkokių tai ne visai aiškių dar iki šioliai priežasčių save puola ir daro blogus darbus, kaip pavyzdžiui sukelia artritą, tai reiškia sąnariukų uždegimą. Kai kurios iš tų ligų yra pasireiškiančios ne taip aiškiai, kaip mums įmanoma pamatyti, ar ne, sutinos sąnarys ar kažkoks bėrimas atsirado. Yra tokių labai klastingų ligų, kaip pavyzdžiui sisteminė raudonoji vilkligė, kuri pasireiškia kraujo nusilpimu tam tikrą prasme, nuovargiu bendru, net psichinės, psichologinės būsenos suprastėjimu, galvos skausmu ir kitais tokiais labai nespecifiniais simptomais. Dėl tos priežasties mistinė šitas sritis tam tikrą prasme. Ir taip, ir vaikai serga tokiom ligom kaip sąnarių uždegimai. Neretas pasaulyje galvoja, kad sąnarių problemos yra vyresnių, ypač gerokai vyresnių žmonių problemos, bet dėja taip yra, kad serga ir vaikai, ir net labai maži vaikai.